Pilnavertis gyvenimas visų siekiamybė. Troškimas yra visų pasiekimų pradžia, neviltis ir nenoras, o stiprus pulsuojantis troškimas, kuris pranoksta viską. Tačiau vien to neužtenka. Siekiamybė ir troškimas negali būti stipresni už realų suvokimą apie tai, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta finansų rinkose. Šiuo metu apie pasaulį net kalbėti nereikia, kai Lietuvoje pilna finansų rinkų gėdų, kurie net nesugeba palaukti savo eilės, kol bus parodyti prieš viešąją auditoriją. Aš nesu mesijas, visų neišgelbėsiu, bet jeigu bent keli žmonės pavyks apsaugoti, vadinasi verta. Pristatau jums demo traderio premjerą. 2 eurai, ačiū. O Dieve, ačiū jums labai, jūs labai gera. Tikrai, tegul Dievas jūs saugo. Tikrai maistui, bananam. Gal reiktų pradėti iš tikrųjų taip jūs darbiau. Visai gerą dieną. Geras pasirinkimas. Apie tai, kaip vienas vaivorykštinis galvoja, jog Lietuvoje visi yra visiški naivuoliai. Jis teigia, kad treidina bitgetę ir rodo savo rezultatus. Tai rodo mano kompetenciją ir suma yra visiškai nesvarbi, su kokia suma pradėjau, irgi visiškai nesvarbu, tai yra detalės. Pagrindinis dalykas yra, kad mes per laiką galim pelningai ir su gera rizikos kontrolė darbuotis. Tai yra pagrindinis dalykas. Man atrodo, kad tai yra pagrindinis dalykas, kad kiekvieną dieną mes galim daryti daily panelus, ar ne? Ar tai būtų 14, ar tai būtų 35, ar tai būtų 17. Tai visiškai jokio skirtumo. Bet esmė tame, kad neperskubant mes tikrai galim kapitalą užauginti. Demonstruojami grafikai pateikiami kaip tradingo pelnas. Išvien kalbama apie sėkmingą prekybą, kad nebūna dienų minusinių. Tačiau realybėje tai yra affiliate marketingo įplaukos, pasyvios pajamos, kurios kasdien įkrenta nuo sugeneruotų prekybos apimčių dėl tavo registracijos nuorodos populiarumo. Ir vis tiek tai nuolat rodoma kaip tradingo challenge rezultatai, kartojant tą pačią žinutę vėl ir vėl. Aš tikrai nesavau, kad aš čia kažkoks tai kietas ekspertas esu, bet aš pelningai darbuojuosi. Ir aš bitgete, aš buvau irgi challenge pasidaręs. Aš jau treidinu beveik pusę metų. Irgi pradėjau 1000. Ir aš, ta prasme, beveik 6 mėnesius, pradėjau nuo rugsėjo 4 dieną. Pirmas kažkoks tai orderis buvo, pasitikrinimas, tai aš dar turiu šitą mėnesį užpildyti ir galvoju, kad mes tikriausiai drąsiai per pusę metų būsim pasiekę 8 euro pliuso. Ir tai rodo mano kompetenciją. Ir bet kuris šiek tiek mąstantis žmogus šią dėlionę sudeda gana lengvai. Grafikas sudarytas ne iš tradingo pelno, o iš skirtingų monetų įplaukų. Jeigu prekyba vyksta per spoto rinką, kalbu apie klientus, arba iš USDT rebatų, jeigu generuojamos future prekybos apimtys per klientus. Tokiais atvejais birža moka nedidelę procentinę dalį nuo sugeneruoto volumo. Todėl į sąskaitą kasdien kapsi nedidelės sumos, kurias šitas balvonas deklaruoja kaip jo tradingo rezultatus. Ir būtent dėl to kyla pagrindinis klausimas. Ar tai vidutinis intelekto sutrikimas, ar sunkus intelekto sutrikimas? Negalvokite, kad čia darau tyrimą. Čia yra filmas, o žanras parodija. Hipotetinis klausimas, bei mano nuomonė. Ar tai normalu? Skodo Japas Osvaldas, dar kitaip garsusis modelis, kur kas antras Osvaldas apylinkėje taip pat atrodo, pradėjo karjerą modeliu, dirbo 10 metų. Po modelio sėkmingos karjeros pradėjo kurti vaizdo įrašus, kur gatvėje kalbina praeivius ir klausia filosofinius klausimus, kur mano galva neišneša. Tai pasižiūrėkite patys. Didelis ir skauda, ar mažas ir nieko nejauti? Blet, aš dar nekalta. Tu dar nekalta? Jo. Kiek to metų? 19. Vėliau visą tai numiršta, nes žmonės ties klaunais neužsibūna ilgai ir jis tampa traderiu. Dar vienas naujas traderis iš niekur. Viskas būtų gerai su tuo, bet kai kitus mokina demo traderiai savamoksliai, tai mažas čia juokas. Nesu nieko absurdiškesnio matęs, nes šitas demo siaubūnas baigęs finansų magistrą. Jūs įsivaizduokite, Japas baigęs finansų studijas, bet užsiima demo prekybą ir kitų mulkinimų. galvau, eterimo pasižiūrėt, bet oi, aš priskrolinau. Jam 35 metai, tikra alfa vyro viršūnė. YouTube'e turi su 140 000 subscriberių akauntą, su juo renka po 300 peržiūrų ir išgyvena aukso amžių.
Per tiek metų nei kiek nepatobulėjo, čia yra puikus pavyzdys, ant kiek sistema neveikia. Padirbęs keletą darbų, geriau ima demo įrankius į rankas, įsijuosęs dirba prie ekrano, mokinasi iš YouTube kitų mėgėjų ir vargo nemato. Dalinasi savo unikalia patirtimi. Prieš metus internete tiek prisižiūrėjau iš to vaflių įrašų, kad nei vieno nenoriu net komentuoti. Marazmai kaip Petro Dovydaičio, tik tradingo temomis. Viską pasako paprastas dalykas. Kamikazė tradina po 40-50 pozicijų vienu metu per demo sąskaitas ir tai reklamuoja kaip uždirbamus tikrus pinigus. Visur bando protingai išnekėti ir liepia mane juokauti su demo sąskaitom, komentuoja po mano YouTube vaizdo įrašais, kai kiti prašo vaizdo įrašo apie jį ir liepia, rekomenduoja padaryti apie jį. Visur užrašai šviečia su demo sąskaitom, bet niekas nemato. Ekraną filmuoja susikarpęs dalimis, ekrano vaizdas yra sudėliotas ir tik paslenka iškart demo sąskaitos išlenda. Bando uždengti lenteles, bet debiliukas vis tiek jų net nemoka uždengti iki galo. Visus mokino tada ir dabar būnant absoliučia gėda, žmonės ateidami iš šito ridikėlio minėjo, kad grupėse prisikūręs šimtus paskyrų, kur apsimetinėjo, jog turi darbuotojus, kurie dalina analitinius signalus, o uždirbusių ten nebuvo nei vieno. Buvo tik kosminiai minusai, o žmonės išėjo su depresija ir neviltim kitur. Apie ką aš noriu pakalbėti dar? Man taip ant širdies iš tikrųjų guli vienas dalykas. Tai man guli toks dalykas, kad Lietuvoje yra labai daug pseudo trading ir kripto influencerių. Bet man yra žiauriai keista, kad neturim normalių bendruomenių ir tokios, kad traderiai tarpusavį bendrautų ir būtų kažkoks tai fainas ryšys. Toks debiliukas prieš kamerą besivaikantis tikrai nepadės, nebent nugrimsti jūros dugną. Demo traderis. Tai yra puikus pavyzdys visiems, kurie galvoja, kad išmokti viską patys sugebės. Mano akimis jis yra parodija. Finansų rinkų gėda. Kaip ir Dulkys, du savamoksliai medinukai. Visiška stagnacija ir atitrūkimas nuo realybės. Vienas 16 metų stagnacijoje, kitas mažiau, bet irgi be perspektyvų ištrūkti iš matricos. Jau net nekalbu modeliauti, nes perbalės prie to ekrano nuo demo sąskaitų šviesų. Tokį lygį, kokiame jie treidina, naujam žmogui pasiekti trunka 2-3 savaitės, bet tai yra mėgėjų lygis kvadratu. Tiek vienas, tiek kitas kviečia pasimokinti kartu, pasikalbėti apie strategiją, tai tik parodo didelę desperaciją šitų debilų. Komentuoti tai, ką šitie gėdos paminklai daro, yra sudėtinga. Reikia viską nubraukti ir parašyti 2. Žinant kontekstą, ką jis rodo ir ką jis daro su savo challenge'ais, analizuoja kasdieną gautų 70 centų affiliate marketing bonusą ir sako, kad šią dieną tiesiog mažiau tradino. Visa informacija bus mūsų Discordo kanale apie kiekvieną iš šitų pingvinų. Jei norėsite daugiau, susirasite. Jeigu norite eit mokintis pas šituos idiotus, laisvas kelias jums.